Mano užrašuose jau sukauptas didžiulis, įspūdingas jūsų idėjų ir pasiūlymų sąrašas. Tikriausiai jų užtektų keleriems metams. Tačiau pastaruoju metu labai dažnai matau vieną vardą, tiesioginę prasme po kiekviena paskaita. Ir tiesiog negalėjau ignoruoti tokio atkaklaus prašymo. Taigi, šiandien kalbėsime apie Šanį. Apie tą jėgą, kurios daugelis bijo, bet kurios neįmanoma negerbti. Neskubėdami išsamei išnagrinėsime jo istoriją. Paliesime sudėtingus, dramatiškus jo santykius su tėvu, akinančiu saulės dievu Surja. Aptarsime jo gimimo iš šešėlio paslaptį ir ilgą, dygliuotą kelią, kuris atstumtąjį sūnų pavertė nepaperkamų likimo arbitru. Juk Šanis nėra gryno blogio ar bausmės figūra. Tai istorija apie tvarką, apie sielos brendimą ir apie tai, kaip net giliausia tamsa gali tapti didžiausios išminties šaltiniu. Ir žinoma, aš visada atidžiai skaitau jūsų įrašus. Vedų žinių pasaulis yra beribis. Jei norite išgirsti konkretų personažą, dievybę ar pamokančią istoriją, praneškite man komentaruose. Arba tiesiog įvertinkite kitų žiūrovų idėjas, jei jos jums pasirodė įdomios. Taip žinosiu, kokia tema yra įdomiausia, ir mes tikrai ją aptarsime viename iš būsimų pokalbių. O dabar atidėkite visus dienos rūpesčius ir patogiai įsitaisykite. Pradėkime. Ši istorija siekia tuos neatmenamus laikus, kai ribos tarp pasireiškusio pasaulio ir dieviškųjų karalysčių buvo tokios plonos kaip ryto rūkas. Mūsų pasakojimo centre yra figūra, kurios didybė neginčiama. Tai Surja, saulės dievas, visa matanti visatos akis, planetų karalius arba, kaip jos vadinamos vedų astronomijoje, Grahos. Skandapuranoje Surja pasirodo prieš mus ne tiesiog kaip šilumą gaunantis dangaus kūnas, bet kaip absoliučios bekompromisės tvarkos įsikūnijimas. Jis yra vivasvanas spinduliuojantis, kurio prigimtis yra gryna šviesa, nesuteršta dėmėmis ir trūkumais. Atrodo, kad būti tokios būtybės sutuoktinė yra didžiausia garbė, apie kurią gali svajoti mergina. Ir iš tiesų, Sanji, didžiojo dangaus architekto Višvakarmos dukra, tapo saulės išrinktąja. Sandži vardas iš sanskrito kalbos reiškia labai reikšmingą. Jis reiškia sąmonę, harmoniją arba abipusį supratimą. Šviesos ir sąmonės sąjunga turėjo būti visų trijų pasaulių standartas. Tačiau senovės tekstuose aprašyta realybė pasirodė esanti kur kas proziškesnė ir, jei norite, tragiškesnė. Gyvenimas saulės dievo rūmose jaunajam Sandži pasirodė esąs nepakeliamas išbandymas. Problema slypėjo paties Surjos prigimtyje. Jos spindesys, sanskrito kalba vadinamas tedžas, buvo toks galingas, kad sudegino viską, kas buvo artimiausioje aplinkoje. Tai nebuvo vien fizinis karštis, nuo kurio buvo galima pasislėpti pavėsyje ar atsivėsinti vandeniu. Tai buvo metafizinis spinduliavimas, egzistencijos intensyvumas, nepakeliamas bet kuriai paprastai būtybei, net ir dieviškos kilmės. Sandži mylėjo savo vyrą, tačiau ši meilė jai atnešdavo fizinį skausmą. Kiekvieną kartą, kai Surja prieidavo prie jos, norėdama parodyti meilę, jos oda tarsi degdavo, o akis ašarojo nuo nepakeliamo spindesio. Ji jautė, kaip jos gyvybinė energija, prana, išgaravo kaip vanduo dykumoje. Gyventi su Surja buvo tarsi gyventi branduolinėme reaktoriuje be apsauginio kostiumo. Ji nuoširdžiai stengėsi prilygti savo spindinčiam vyrui. Metų metus ji kentė šį karštį, stengdamasi būti tobula namų šeimininkė ir ištikima drauge. Kiekvieną kartą žvilgtelėdama į savo vyrą, ji nevalingai užmerkdavo akis arba nusisukdavo, nes žiūrėti į absoliučią tiesą atmerktomis akimis buvo nepakeliamai skausminga. Čia tyrinėtojai įžvelgia įdomų filosofinį aspektą, kurį turėtume aptarti. Surjos įvaizdis šiame kontekste yra degančio idealo metafora. Mes dažnai siekiame tobulumo, ieškome žmonių be trūkumų, svajojame apie absoliutų aiškumą. Tačiau mitas negailestingai primena, kad absoliuti šviesa be šešėlio yra žalinga gyvenimui. Gyvenimui reikia niuansų, vėsos, pastogės. Surjos tobulumas buvo toks visiškas, kad šalia jo nebuvo vietos niekam kitam. Jis užpildė visą erdvę, išstumdamas savo sutuoktinio asmenybę. Sandži padėtį pablogino tai, kad Surja, spinduliuojantis egocentrizmu, visiškai nepastebėjo savo žmonos kančios. Jam karščiavimas buvo natūrali būsena. Jis nuoširdžiai negalėjo suprasti, kodėl jo mylimoji nusisuko, kodėl ji krūptelėjo nuo jo prisilietimo.
Kai kuriuose legendų versijose teigiama, kad jo žmonos elgesys net erzino Saulę. Jis galėjo suvokti jos užmerktas akis ne kaip apsaugą nuo skausmo, o kaip panieką ar šaltumą. Tai klasikinė bendravimo tragedija. Vienas per daug galingas, kad galėtų save suvaldyti. Kitas per daug trapus, kad galėtų paaiškinti savo skausmo priežastį neįžeisdamas vyro pasididžiavimo. Laikui bėgant, Sandži pagimdė Surje 3 vaikus. Tarp jų buvo Vaivasvata Manu, šiuolaikinės žmonijos pradininkas, Jama, būsimasis Požemio valdovas ir Jami, tapusi šventąja Jamunos upe. Atrodytų, kad įpėdinių gimimas turėjo sutvirtinti santuoką ir atnešti Sandži palengvėjimą. Tačiau motinystė tik išsunkė likusias jos jėgas. Rūpinimasis vaikais reikalavo energijos, o nuolatinis buvimas apsuptyje nykstančio vyro auros atėmė iš jos galimybę atsigauti. Sandži buvo įstrigusi. Grįžimas į tėvo namus ir višvakarma buvo neįmanomas. Tais laikais, pagal dharmos įstatymus, žmona, palikusi savo vyrą be pagrįstos priežasties, o jis pernelyg ryškiai šviečia, vargu ar būtų laikomas pagrįstų dievų taryboje, užtraukdavo gėdą savo šeimai. Skųstis kam nors buvo beprasmiška. Kas patikėtų, kad gyvenimas su visos visatos šviesos šaltiniu gali būti kankynė? Deivės vidinis konfliktas augo. Ji suprato, kad jei pasiliks, tiesiog išnyks. Ištirps vyro spinduliuose, visiškai prarasdama savo esmę. Jos aš su kiekviena diena retėjo. Ši būsena pažįstama daugeliui mūsų žmonių pasaulyje, kai partneris yra toks žymus ir gyvybingas visuomenėje ar karjeroje, kad jų mylimieji tampa tik blankiomis funkcijomis, tarnaujančiomis jų didybei. Sanji nenorėjo būti funkcija, ji norėjo būti gyva. Būtent šią visiško nevilties ir išsekimo akimirką, kai karštis tapo fiziškai nepakeliamas, Sandži galvoje sušmėžavo planas. Jis suprato, kad negali pakeisti Surjos. Saulė negalėjo nustoti šviesti. Todėl ji turėjo pakeisti jį supančius žmones. Jai reikėjo pakaitalo. Kažko, kas galėtų atlaikyti šį puolimą. Kažko, kas nesudegtų. Bet kur ji galėtų rasti tokią moterį, kuri savanoriškai norėtų įžengti į šią liepsnojančią krosnį? Atsakymas slypėjo Sandži prigimtyje, jos gebėjime kurti. Jei tokios moters pasaulyje nebūtų, ji turėtų ją susikurti pati. Deivė atsigręžė į savo vidinius rezervus, į mistinę galią, kurią turi kiekviena moteriška būtybė vedų kosmogonijoje. Sandži pradėjo sunkiausią tapasę - asketizmo ir susikaupimo praktiką, nukreiptą ne į išorinį pasaulį, o į savo vidų. Remiantis Skandapuranos tekstais, ji užmerkė akis ir visą dėmesį sutelkė į savo šešėlį. Dievybei šešėlis yra daugiau nei optinis reiškinys, atsirandantis, kai užblokuojama šviesa. Tai paslėptas asmenybės aspektas, jos materiali projekcija, neturinti savo valios, bet turinti formą. Sandži pradėjo įlieti gyvybinę energiją į šį tamsų siluetą, atskirdama jį nuo savęs. Šį procesą galima apibūdinti kaip metafizinį klonavimą. Lėtai, sluoksnis po sluoksnio, šešėlis įgavo tankį, tūrį ir savo kūrėjo veido bruožus. Ir tada, prieš Surjos sutuoktinį, pasirodė moteris, identiška savo. Tie patys veido bruožai, ta pati figūra, tie patys papuošalai ir drabužiai. Tačiau buvo vienas reikšmingas skirtumas, kurį galėjo pastebėti patyrusi akis. Naujosios moters oda buvo tamsesnė, tarsi gaubta lengvo prie blandos miglos, o jos akise trūko gyvybę teikiančios sąmonės kibirkštėlės, būdingo Sandži. Ši būtybė buvo pavadinta Čaja, kas sanskrito kalba pažodžiui reiškia šešėlis. Čaja, vos atgavusi sąmonę, nusilenkė savo kūrėjui. Ji žinojo, kad jos egzistencija visiškai priklauso nuo Sandži valios. Tarp jų įvyko dialogas, kuris nulems ne tik jų šeimos, bet ir visos visatos karminės sistemos būsimą likimą. Sandži uždėjo Čajai griežtą pareigą. Šešėlis turėjo likti rūmose, rūpintis Surja kaip dera teisėtam sutuoktiniui ir auginti Sandžio vaikus, Manu, Jama ir Jami, kaip savus. Tačiau svarbiausia sąlyga buvo tylėjimo įžadas. Jokiomis aplinkybėmis, nurodė Sandži, neatskleisk Surjai tiesos. Jis turi tikėti, kad tu esi aš. Tu tapsi jo šilumos indu, nes tavo prigimtis, išausta iš tamsos, geba sugerti šviesą nebūdama sunaikinta. Čaja, būdama priklausoma būtybė, sutiko, tačiau su viena svarbia sąlyga.
Ji pažadėjo saugoti paslaptį tol, kol Surja taip ant jos supyks, kad griebs ją už plaukų ar prakeiks. Ši sąlyga iš pirmo žvilgsnio atrodžiusi nereikšminga, taps pačiu veiksniu, kuris prives prie jos demaskavimo. Tačiau tą akimirką Sandži, išsekusi vyro karščio, sutiko su bet kuo, kad tik iškovotų laisvę. Atidavusi savo pareigas šešėliams, Sandži paliko Saulės rūmus. Norėdama visiškai paslėpti savo pėdsakus ir pasislėpti nuo vyro visamatančios akies, ji nusileido iš dangaus sferų į žemę. Jos prieglobsčiu tapo tankus Kurukšetros arba, kitais variantais, Uttarkuru regiono miškai. Deivė suprato, kad savo natūraliu, spindinčių pavidalų ji būtų pernelyg pastebima. Todėl ji pasinaudojo savo mistinių gebėjimų keisti formą ir įgavo kumelės pavidalą. Šiuo pavidalu ji pradėjo griežtą asketizmą, maitinosi tik sausa žolė ir atsidavė meditacijai, kad atkurtų išsekusias jėgas. Tuo tarpu Saulės rūmose užėjo vakaras. Surja grįžo iš savo begalinės kelionės dangumi. Čaja jį pasveikino. Jis sulaikiusi kvėpavimą laukė planetų valdovo reakcijos. Tačiau Surja, apakinta savo didybės ir įpratusi matyti pasaulį tik bendrais bruožais, nepastebėjo pasikeitimo. Tiesą sakant, jis buvo maloniai nustebintas. Ta, kurią jis laikė Sandži, nebenukreipė akių. Ji nesudrebėjo iš skausmo dėl jo artėjimo, nebandė pasitraukti ar pasislėpti už rūmų kolonų. Čaja, būdama šešėlių iš prigimties, puikiai papildė šviesą. Šešėlio saulė negali nudeginti. Priešingai, kuo ryškesnė šviesa, tuo tirštesnis ir ryškesnis šešėlis. Jis sugėrė jo deginančią energiją nepakenkdama. Surja pajuto precedento neturintį komfortą. Jo žmona tapo nuolanki, atspari ir paprasta. Ji nebesiskundė karščių, o tyliai jam tarnavo, vykdydama kiekvieną jo užgaidą. Saulės dievas šį pasikeitimą interpretavo kaip ženklą, kad Sandži pagaliau susitaikė su savo pareiga ir pasiekė naują dvasinio tvirtumo lygį. Senovės tekstų tyrinėtojai atkreipė dėmesį į gilias šios situacijos psichologinės pasekmes. Surja, personifikuodama Atmaną, dvasią, negali atskirti tikrosios Sandžio sąmonės nuo jos materialaus atspindžio Čajos. Tai alegorija, kaip dažnai mes painiojame išorinę formą su vidine esme. Šešėlis galėjo Saulei suteikti tai, ko sąmonė negalėjo – absoliutų jos griaunamosios galios priėmimą. Surja džiaugiasi iliuzija, nežinodamas, kad tikrasis artumas prarastas ir kad šalia jo guli tik tuščias kiautas, atliekantis žmonos pavyzdį. Taip Saulės rūmose prasidėjo nauja era. Surjos ir Čajos, šviesos ir šešėlio, sąjunga negalėjo praeiti nepalikusi pėdsako visatoje. Pakaitinio sutuoktinio įsčiose pradėjo formuotis nauja gyvybė, kurios prigimtis radikaliai skyrėsi nuo visko, kas anksčiau gimė Saulės dinastijoje. Čaja, ištikima savo žodžiui ir pareigai, toliau tarnavo savo vyrui, tačiau ši tarnystė iš jos pareikalavo milžiniškų pastangų. Nuolat būdama arti kosminės šilumos šaltinio, Čaja vykdė savotišką nesąmoningą asketizmą. Senovės tekstai byloja, kad ji taip uoliai atsidavė tarnybai, pamirždama maistą ir poilsį, jog Surjos karštis, persmelkiantis jos vaiduoklišką kūną, ėmė veikti vaiką. Nors Sandžis vaikai, gimė iš darnios lygių energijų sąjungos, paveldėjo tėvo spindesį, šis vaikas vystėsi itin kontrastingomis sąlygomis. Išorėje svilinanti ugnis, viduje gili, šalta motinos esmės tamsa. Nėštumo metu vaisius sugėrė šią šilumą, bet neatspindėjo jos kaip veidrodis. Šį reiškinį galima palyginti su anglies ar deimanto susidarimu esant neįtikėtinam slėgiui ir temperatūrai. Vaikas Čajos įsčiose susiliejo, įgaudamas neįtikėtiną tankį ir kietumą. Jis prarado dievams būdingą skaidrumą ir lengvumą, tapdamas gravitacijos ir svorio įsikūnijimu. Motinos tamsa, sauganti jį nuo visiško sunaikinimo tėvo spinduliais, suteikė jam savo spalvą, tolimos kosmoso spalvą, bežvaigždės nakties spalvą. Kai atėjo gimimo akimirka, Surjos rūmose neskambėjo įprastos džiaugsmingos Gandharvų giesmės. Šio kūdikio gimimą lydėjo keista tyla. Gimė berniukas, kurio išvaizda sužadino net pojūčius. Jis nebuvo auksinis ar rausvas kaip jo įbroliai Manu ir Jama. Jo oda buvo tamsaus safyro ar net anglies spalvos. Tekstuose vartojamas žodis Krišna arba Šiema, reiškiantis juodą arba tamsiai mėlyną atspalvį. Tačiau tai buvo ne tik spalva.
Naujagimio kūnas taip pat ryškiai skyrėsi nuo saulėto grožio standartų. Kūdikis buvo nerimą keliančiai liesas, o jo kūnas atrodė išdžiūvęs, tarsi jis jau būtų nugyvenęs ilgą, sunkumų kupiną gyvenimą. Jo išvaizda neperteikė vaiko švelnumo, o kietos struktūros su atvirais kaulais, venomis ir sausumu. Tai buvo būtybė be vandens, be emocinės drėgmės ir švelnumo. Jis gimė senas. Jam davė vardą Šanis. Šio vardo etimologija siekia šaknį, reiškiančią lėtas. Nuo pat pirmųjų akimirkų tapo aišku, kad šio vaiko gyvenimo ritmas netitinka pašėlusio ir įnirtingo jo tėvo tempo. Surja yra šviesos greitis. Tai momentinis erdvės perėjimas. Šani, kita vertus, yra lėtėjimas, stabdys. Tai neišvengiamybė, kuri neskuba, nes žino, kad anksčiau ar vėliau viskam ateis galas. Dažnai kalba apie Šanį kaip apie koncentruotą materiją. Jei Surja yra dvasia siekianti plėtimosi ir spindesio, tai jo sūnus Šanis yra suspaudimas, apribojimas ir forma. Štai kodėl jis gimė tamsoje. Fizikoje juodas kūnas yra objektas, kuris sugeria visą krintančią spinduliuotę ir nieko neatspindi. Šanis sugėrė savo tėvo šviesą ir įkalino ją savyje. Tai daro jį ne piktadariu, kaip dažnai manoma populiariojoje kultūroje, o milžiniškos vidinės energijos, kuri nešvaistoma išoriniams poveikiams saugotojų. Juoda spalva vedų tradicijoje turi gilų simboliką. Tai ne blogio ar nešvaros spalva. Tai iliuzijų nebuvimo spalva. Balta šviesa suskaidoma į spektrą, sukuriant vaivorykštę, mają, pasaulio įvairovės iliuziją. Juoda sugeria visas spalvas, grąžindama jas į pradinę nebūties būseną. Tamsus Šanio gimimas reiškia, kad jis atėjo į šį pasaulį ne tam, kad linksmintų ar džiugintų akį, o tam, kad parodytų realybę tokią, kokia ji yra. Be papuošimų. Griežtas ir galutinis. Jis yra asketizmo spalva. Išorinio spindesio atsisakymas vardan vidinės tiesos. Čaja, žvelgdama į savo sūnų, patyrė prieštaringus jausmus. Viena vertus, jis buvo jos kūnas ir kraujas. Jos gynėjas ir tęsinys. Ji matė jame savo prigimtį, gebėjimą ištverti ir likti šešėlyje. Tačiau, kita vertus, ji bijojo Surjos reakcijos. Saulės dievas, įpratęs, kad viskas aplink jį spindi ir atspindi jo šlovę, dar nebuvo matęs savo sūnaus. Čaja žinojo, kad vos tik Surja pamatys šį tamsų, kaulėtą, lėtai judantį vaiką, laimingo šeimos iliuzija subyrės į dulkes. Surjos vežimas užbaigė savo įprastą ratą dangumi. Saulės dievo sugrįžimą į rūmus visada lydėdavo šviesos triumfas. Rūmų sienos virpėdavo nuo energijos pertekliaus, o oras prisipildydavo karšto ozono ir sandalmedžio aromato. Surja, kupina pasididžiavimo savo nenuilstamų darbų palaikant gyvybę visatoje, suskubo pamatyti naujagimio. Jo mintise nepajudinamas gyveno tikrumas, kad naujasis sūnus taps dar vienu spindinčiu jo paties tęsiniu, dar viena ryškia kibirkštimi dieviškojoje dinastijoje. Jis greitai įžengė į sutuoktinės kambarį, tarsi spindulys, perskrodžiantis ryto rūką. Čaja, pasilenkusi virš lopšio, sustingo. Jos šešėlinė prigimtis susitraukė prieš vyro spindesį. Tačiau dabar ši pažįstama baimė buvo sumaišyta su apnuoginimo siaubu. Ji atsitraukė, atidengdama kūdikį Surjai. Saulės dievas pasilenkė virš lovos, tikėdamasis pamatyti spindintį veidą, panašų į auksinį diską. Tačiau vietoj to jo žvilgsnis susidūrė su kažkuo, kas visiškai prieštaravo jo pasaulėžiūrai. Vaikas gulėjo aprengtas prabangiais šilkais, jo oda sugeria šviesą kaip bedugnis šulinys. Jis buvo juodas kaip giliausia naktis prieš aušrą. Jo kūnas atrodė išsekęs, raumeningas, stokojantis dieviškos pilnatvės ir malonės, kuri išskyrė kitus Surjos vaikus. Tai buvo būtybė, išausta iš kitokios materijos tvarkos. Tanki, sunki, inertiška. Surja sustingo ir jos spindesys akimirką sumirksėjo iš nuostabos. Mintis, kad ši žarija yra jos trėnų vaisius, tiesiog negalėjo jam ateiti į galvą. Ta akimirka tylą nutraukė ne kūdikio verksmas, o jo judesys. Šanis, kuris iki tol buvo ramus, lėtai, su naujagimiui bauginančiu suvokimu, atmerkė akis. Tai buvo pirmasis didžiojo karmos arbitro veiksmas šiame pasaulyje. Jis neieškojo motinos šilumos, neprimerkė akių ryškioje šviesoje.
Jis įsmeigė žvilgsnį tiesiai į savo tėvą. Skandapurana ir kiti astrologiniai traktatai šią akimirką apibūdina kaip kosminio masto kataklizmą. Šanio žvilgsnis, vėliau žinomas kaip Šani Drišti, turėjo milžinišką gravitacinę jėgą. Kai tik sūnaus akys susitiko su tėvo akimis, įvyko neįsivaizduojamas dalykas. Surya, amžinosios šviesos šaltinis, staiga pajuto aštrų silpnumą. Jos spindesys, kuris iki tol buvo nepriekaištingas ir lygus, ėmė blėsti. Saulės disko paviršiumi pradėjo slinkti tamsios dėmės, tarsi korozija, graužianti tobulą metalą. Legendos byloja, kad tą akimirką 7 arkliai, įkinkyti į saulės vežimą, suklupo ir sustojo, negalėdami žengti nė žingsnio. Laikas, kurį Surya buvo matavęs savo judesiais, sustojo. Didysis dievas, maitinęs pasaulius savo energiją, pasijuto paralyžiuotas šaltuko, sklindančio iš mažytės būtybės lopšyje. Tai nebuvo tik vaiko žvilgsnis į tėvą. Tai buvo neišvengiamumo žvilgsnis į gyvenimą. Pirmą kartą Surya susidūrė su jėga, kuri ne tik jam priešinosi, bet ir galėjo jį apriboti. Šani Drišti fenomenas nusipelno atidžiau panagrinėti. Vedų astrologijoje Saturno žvilgsnis laikomas vienu pavojingiausių ir sunkiausių aspektų. Bet kodėl? Tyrėjai ir mistikai sutinka, kad tai ne prakeiksmas, o apreiškimo mechanizmas. Šani žvilgsnis yra rentgeno spindulys, kuris mato struktūrą, skeletą, daiktų esmę, ignoruodamas išorinį apvalkalą. Surya šiame kontekste įasmenina ego, pasididžiavimą, išorinį spindesį ir galią. Kai absoliuti tiesa, kurią atstovauja Šani, žvelgia į ego, šis pradeda kentėti. Jis praranda savo iliuzinį nepažeidžiamumą. Saulė yra įpratusi, kad viskas aplink ją arba atspindi jos šviesą, arba yra sunaikinama. Tačiau Šani nepadarė nei vieno, nei kito. Jis tiesiog žiūrėjo ir matė tėvą tokį, koks jis yra, ne tik kaip didžią dievybę, bet ir kaip būtybę su ribotomis galimybėmis. Saulės dėmių atsiradimas Šani gimimo metu yra puiki metafora. Juk būtent Saturnas horoskope atskleidžia mūsų ribotumus, skolas ir tai, ką slepiame už sėkmės fasado. Sūnaus žvilgsnis privertė Surya pasijusti pažeidžiamu ir šis jausmas buvo skausmingas ir žeminantis. Atsigavęs po pradinio šoko, Surya pajuto, kaip jo nuostaba užleidžia vietą pykčiui. Jo vežimas sustojo, jo šviesa pritemdyta, kūną suspaudė keistas sunkumas. Ir visa tai dėl jo paties, jo manimų, menkesnio vaiko žvilgsnio. Dievui, kurio prigimtis yra beribis plėtimasis, susidūrimas su ribotoju buvo nepakeliamas įžeidimas. Jis negalėjo patikėti, kad šis tamsus, lėtas kūdikis turi ką nors bendro su juo. Užuot matęs sūnaus žvilgsnio galioje didžio jogo ar teisėjo potencialą, Surya matė tik deformaciją ir grėsmę. Jo protas, aptemdytas sužeisto pasididžiavimo, ėmė ieškoti kaltininko. Jis nukreipė savo liepsnojantį žvilgsnį, dabar degantį nepalaimingą šilumą, o įnirtingą naikinimo ugnimi, į Čają. Moteris stovinti kolonų šešėlyje drebėjo, nes suprato, kad jos paslaptis yra ant atskleidimo slenksčio, o vyro, kurį pažemino jo paties sūnus, rūstybė būtų siaubinga. Jo sumišimą pakeitė šaltas, racionalus pyktis. Dievybei, įpratusiai prie absoliučios tvarkos ir aiškumo, tai, kas vyko, atrodė ne tik anomalija, bet ir tiesioginis kosminio dėsnio pažeidimas. Jis vėl pažvelgė į kūdikį. Šanis ramiai gulėjo, jo tamsi krūtinė ritmiškai kilnojosi, o gilios, panašios į akis toliau tyrinėjo tėvą be jokios baimės. Šioje ramybėje Surya įžvelgė iššūkį. Įpratęs prie pagarbios pagarbos ir garbinimo, jam buvo nepakeliama matyti būtybę, kuriai nereikia jo šviesos. Tačiau dar labiau skaudino sūnaus pasirodymas. Šis vaikas negali būti mano, tarė Surya balsu, kuris sudrebino rūmų sienas. Žodžiai krito į erdvę kaip sunkus akmenys, sudaužydami trapią Čajos viltį dėl santuokinės laimės. Saulės dievas tęsė ir kiekvienas žodis buvo persmelktas paniekos. Aš esu šviesos šaltinis. Aš esu dangaus auksas. Aš esu ugnies tyrumas. Iš manęs gimsta tik tokie kaip aš. O ši būtybė. Ji išausta iš tamsos. Pažvelkite į ją. Ji juoda. Ji bjauri. Ji silpna, tai ne saulės sūnus, Čaja susisuko į kamoliuką. Ji žinojo, kodėl Šanis toks.
Ji žinojo, kad jis sugėrė jos esenciją ir buvo sudegintas iššiose tėvo karščio, tapdamas kietas ir tamsus kaip obsidianas. Tačiau ji negalėjo pasakyti tiesos. Tylos įžadas sukaustė jos liežuvį, o vyro rūstybės baimė paralyžiavo valią. Ji tik tyliai verkė, nuleidusi galvą, kas Surijos akyse atrodė kaip kaltės pripažinimas. Abejonė, kartą įsiskverbusi į širdį, greitai auga. Surja, nerasdamas racionalaus paaiškinimo tokių palikuonių gimimui, priėjo prie vienintelės išvados, kurią leido padaryti jo išdidumas. Jis apkaltino žmoną neištikimybę. Jo logika buvo paprasta ir žiauri. Jei vaikas nebuvo panašus į tėvą, vadinasi, sėkla nebuvo jo paties. Tu mane išdavei, sušnipštė jis moteriai, kurią laikė Sandži. Tu turėjai mylėti su viena iš asurų arba žemesniųjų dvasių, kol aš apšviedžiau pasaulius. Tik iš nešventos sąjungos galėjo gimti toks demonas. Tai buvo didžiausio pažeminimo akimirka. Čaja, paaukojusi viską kęsdama nepakeliamą vyro karštį, dabar klausėsi kaltinimų išdavystę. Ji, kuri buvo ištikimesnė už savo šešėlį, pasijuto atstumta būtent dėl savo prigimties. Situacijos paradoksas buvo tas, kad Surja atstūmė ne kažkieno kito vaiką, o giliausią savo dalį, tą dalį, kuri atsakinga už šešėlį, pasekmes, paslėpta. Jis norėjo matyti tik fasadą, tik blyksnį, atsisakydamas pripažinti, kad kiekviena šviesa turi tamsiąją pusę. Šanis girdėjo visą tai. Senovės tradicijos teigia, kad dieviški kūdikiai turi sąmonę nuo gimimo akimirkos. Jis girdėjo, kaip tėvas jo išsižadėjo, vadindamas ateivių ir keistuolių. Jis matė neteisingai apkaltintos motinos ašaras. Šiuo metu jo charakterio pamatas buvo padėtas būsimo karmos valdovo sieloje. Tėvo figūros, turėjusios suteikti apsaugą ir statusą, atstūmimas sukūrė jam absoliutų savarankiškumą. Šio mito psichologinis aspektas yra nepaprastai gilus. Čia matome archetipinę bjauriojo ančiuko dramą, tačiau ji vyksta kosminiu mastu. Tėvas, apakintas savo didybės, savo ego, negali priimti savo šešėlinio sūnaus. Surjai priimti Šanį būtų reiškia pripažinti savyje slypinčią tamsą ir netobulumą. Tai klasikinis projekcijos mechanizmas. Mes nekenčiame kituose to, ko patys neigiame. Surja pareiškė, kad nepripažįsta Šanį savo įpėdiniu. Jis uždraudė jam artintis prie saulės sosto ir dalyvauti dangiškose tarybose kartu su kitais savo vaikais. Iš esmės Šanis tapo atstumtuoju savo namuose. Jis gyveno rūmuose, bet nuo šeimos buvo atskirtas nematomos susvetimėjimo sienos. Kol Manu ir Jama mėgavosi tėvo meilės spinduliais, Šanis liko motinos kambarių šešėlyje. Tačiau vedų kultūros tyrinėtojai pastebi įdomų niuansą. Būtent šis atstūmimas pavertė Šanį tuo, kuo jis yra. Jei Surja būtų jį priėmęs, apsupęs rūpesčių ir paguodą, Šanis galbūt būtų užaugęs dar vienu išlepintų dangiškuoju princu. Tačiau atstūmimo skausmas jį užgrūdino. Vienatvė išmokė jį stebėti ir analizuoti. Netekęs išorinės paramos, jis ėmė ieškoti stiprybės savyje. Tai per kančią ir neteisybę pradėjo formuotis asmenybė, gebanti nešališkai spręsti. Tie, kurie patyrė aukščiausios valdžios, savo tėvo neteisybę, geriau nei bet kas kitas supranta tiesos vertę. Konfliktas rūmuose nesiliovė. Nors Surja neištrėmė žmonos, jis neturėjo tiesioginių neištikimybės įrodymų, tik įtarimus, jis tapo šaltas ir atšiaurus. Šeimos atmosfera tapo toksiška. Ankstyvoje vaikystėje pakeitimas liko nepastebėtas, nes Čaja ištikimai atliko savo pareigas. Tačiau motiniškas instinktas yra jėga, kurią sunku padirbti. Šaniui augant, Čaja, matydama savo sūnaus atstūmimą, nevalingai pradėjo jam skirti daugiau dėmesio. Tai buvo natūralus noras apsaugoti silpnąjį, tą, kurį mylėjo tik jį pati. Jos gestai, žvilgsniai, maisto ir meilės dalyjimas iškreipėsi. Jama, būsimasis teisingumo ir mirties valdovas, turėjo įgimtą tiesos jausmą. Jis pirmasis pajuto melą. Ta, kurią jis vadino motina, pradėjo su juo elgtis šaltai, geriausius kąsnelius ir šiltus žodžius duodama savo numylėtiniai, paniurusiai ir vangiai Šanį. Šios šeimos dramos kulminacija buvo įvykis, išsamei aprašytas šventraščiuose. Vieną dieną alkana ar įžeista Jama pareikalavo Čajos dėmesio. Čaja, užsiėmusi rūpinimusi Šanį, aštriai atsakė į savo posūnį, galbūt net jį atstūmė.
Karštakojis Jama, kurio venomis tvyrojo Surijos ugnis, įniršęs mostelėjo koją į motiną. Tai buvo itin didelės nepagarbos gestas, nepriimtinas vedų visuomenėje. Atsakydama Čaja, pamiršusi savo kaip kantrios Sanijos vaidmenį, įniršusi prakeikė Jama, tegul nukrenta tavo koja, kurią grasinai savo motinai, motinos ištartas prakeiksmas turi griaunančią galią. Jama siaubo apimtas nubėgo pas tėvą. Surija, išklausęs sūnaus ir apžiūrėjęs jo koją, kuri iš tiesų pradėjo juoduoti ir pūliuoti, buvo sumišęs. Jis sugebėjo sušvelninti prakeiksmą pasakęs, kad koja visiškai nenukris. Kirminai suės tik kūną, palikdami kaulą, o šlubčiojimas liks priminimas apie įžeidimą. Tačiau ramindamas sūnų, Saulės dievas suprato kai ką daug svarbesnio. Motina niekada neprakeiks savo vaiko, kad ir kokia įžūli ji būtų, ši mintis pervėrė Surijos sąmonę. Sandži, gerumo ir kantrybės įsikūnijimas, galėjo bausti, galėjo barti, bet ji negalėjo, savaime suprantama, linkėti žalos savo sūnui. Čajos pyktis atskleidė jos tikrąją prigimtį. Ji neturėjo besąlyginės meilės Jamai, kurią turėjo biologinė motina. Jei jis buvo tik posūnis, jos biologinio sūnaus Šanio konkurentas. Surija patraukė žmonos kambario link. Šį kartą jis neklausė pasiteisinimų. Jos spinduliavimas buvo įnirtingas, nepakeliamas. Jis reikalavo tiesos. Čaja tylėjo, nepamirždama savo įžado. Tačiau Sandži, pamokydamas šešėlį, sutiko su viena sąlyga – paslaptis turi būti saugoma tol, kol Surija nesugriebs Čajos už plaukų arba jos neprakeiks. Įsiutęs dėl žmonos tylėjimo, Saulės dievas sugriebė ją už spindinčių tamsių garbanų, ruošdamasis vietoje sudeginti. Sąlyga buvo įvykdyta. Tylos įžadas sulaužytas. Drebėdama iš baimės, Čaja viską prisipažino. Ji papasakojo apie Sandžio pabėgimą, antrininko sukūrimą, savo tarnystės metus ir apie tai, kaip Šanis buvo jos, Čajos, biologinis sūnus, Saulės ir šešėlio sąjungos vaisius. Šaniui, kuris netyčia tapo šios scenos liudininku, pasaulis apsivertė aukštyn kojomis. Viskas stojo į savo vietas. Jis suprato savo skirtumo priežastį. Jis suprato, kodėl tėvas visada į jį žiūrėjo su pasibjaurėjimu. Jis nebuvo dieviškosios poros grynakraujis sūnus. Jo motina nebuvo didžiojo architekto Višvakarmos dukra, o tik sukurta tarnaitė, šešėlis, iliuzija. Dangaus socialinėje hierarchijoje tai buvo stigma. Jis suvokė savo prigimtį. Jis buvo šviesos sūnus, nukritęs į tamsą. Čia išryškėja gilus filosofinis savęs tapatybės sluoksnis. Koks jausmas apima sužinojus, kad tavo giminė aukštuomenės akyse yra antra rūšė? Vedų tekstuose dažnai paliečiama kastų ir kraujo tyrumo tema. Šanis atsidūrė unikalioje padėtyje. Iš tėvo pusės jis buvo kšatrija ir brahmanas, tarsi dievybė. Tačiau iš motinos pusės jis buvo susijęs su šudromis, tarnų, darbininkų, dirbančių su materija klase. Šis atradimas Šanio nepalaužė, bet jį apkartino. Jis suprato, kad jo motina Čaja yra priklausoma ir bejėgė būtybė. Surija, sužinojusi tiesą, nejautė jokio gailesčio šešėliui, kuris jam tarnavo metų metus. Jo pyktis užgriuvo ją su nauja jėga, nes ji buvo gyvas priminimas apie jo apgaulę. Šanis matė, kokia neteisinga buvo sistema. Jo motina, kuri viską paaukojo, kad tarnautų savo vyrui, dabar buvo kalta tik dėl to, kad nebuvo originali. Jo prigimties pripažinimas suteikė Šaniui raktą į jo misijos supratimą. Jei jis gimė iš šešėlio, jo likimas buvo visa, kas paslėpta, tamsu ir sunku. Jis buvo kuklios motinos sūnus, o tai reiškia, kad jis bus globėjas tų, kuriuos atstūmė, tų, kurie dirbo sunkų darbą, tų, kurie kentėjo spindinčių rūmų šešėliuose. Vos tik ši paslaptis buvo atskleista, Šanis nustojo siekti tėvo pritarimo. Jis suprato, kad niekada netaps auksiniu berniuku kaip Jama. Jo kelias vedė kita kryptimi, giliai į pačią egzistencijos šaknį, kur šviesa susitinka su tamsa. Tačiau Surija, sužinojęs, kad jo tikroji žmona Sandži slepiasi miškuose, apsimetusi kumelę, nedelsdamas paliko rūmus jos ieškoti. Jis paliko Čają ir Šanį vienus, be apsaugos ir statuso. Šeima buvo susiskaldžiusi ne tik fiziškai, bet ir metafiziškai.
Vienoje pusėje buvo Jama, šviesos sūnus, sužeistas prakeiksmo ir kenčiantis nuo pūliuojančios žaizdos ant kojos. Kita vertus, Šanis, šešėlio sūnus, buvo kupinas kartėlio dėl tėvo atstūmimo ir neteisybės padarytos jo motinai. Konfliktas tarp brolių buvo neišvengiamas. Jama, dharmos, visuotinės tvarkos ir įstatymų įsikūnijimas negalėjo susitaikyti su chaosu, kurį, jo manimų, Čaja ir jos nesantuokinis sūnus atnešė į jų gyvenimus. Šanis, kurio prigimtis reikalavo pusiausvyros atkūrimo, Jamą laikė ne kuo kitu, o arogantišką likimo numylėtiniu, išdrįsusiu užkelti koją ant savo motinos. Įtampa tarp jų kibirkščiavo lyg sausas kūrenimas prieš ugnį. Pasak kelių legendų, šio ginčo kulminacija atėjo labai greitai. Jama, kurio kojos skausmas nuolat priminė jam Čajos prakeiksmą, vėl apipylė priekaištai savo pamotei, kaltindamas ją dėl šeimos iširimo. Šanis, kuris iki tol tramdė savo pyktį, jį prarado. Jo kantrybė, nors ir natūraliai didelė, turėjo ribas. Įnirtingai gindamas savo motiną, norėdamas atsilyginti broliui tuo pačiu, Šanis puolė prie Jamos. Senovės tekstai šią akimirką aprašo skirtingai, tačiau esmė slypi viename lemtingame veiksme. Šanis pakėlė koją, ketindamas smogti arba pačiam Jamai, arba simboliškai nepaklusti savo tėvo valdžiai, nematomam esančiam salėje. Tai buvo maišto prieš nusistovėjusią hierarchiją gestas. Tačiau karmos dėsnis, kurio vyriausiojų sergėtojų vėliau tapo pats Šanis, suveikė akimirksniu ir negailestingai. Dharmos negalima pulti nebaudžiamai. Per grumtynės, o galbūt dėl Jamos milžiniškos jėgos kšatrijo kontratakos Šanis patyrė sunkų sužalojimą. Smūgis pataikė į koją. Kaulas įtrūko, o baisus skausmas pervėrė visą šešėlio sūnaus kūną. Jis susmuko ant marmurinių grindų, negalėdamas atsikelti. Ši trauma pasirodė esanti daugiau nei fizinis negalavimas, išgydomas nemirtingumo nektarų arba užkeikimais. Tai buvo karminis ženklas. Šanio koja buvo nepataisomai pažeista. Nuo tos dienos jis prarado gebėjimą greitai ir sklandžiai vaikščioti. Taip Šanis užsitarnavo savo garsųjį epitetą Manda, kuris sanskrito kalba reiškia lėtas. Vėliau jis bus žinomas kaip Šanaičara, tas, kuris juda lėtai. Jei atsigręšime į astronomiją, pamatysime tiesioginį ryšį su fizinė realybė. Saturnas yra lėčiausia iš planetų, matomų plika akimi. Jam reikia maždaug 29,5 Žemės metų, kad apsisuktų aplink Saulę. Tai, ką istorijoje apibūdina kaip šlubavimą ir negalią, kosminiais terminais yra jo orbitinis periodas. Tačiau pažvelkime į šį epizodą giliau. Mitologijoje šlubavimas yra daugiau nei tik trūkumas. Tai ypatingumo ir išminties ženklas. Apsvarstykite kitus šlubus dievus pasaulio kultūrose, tokius kaip graikų Hefaistas. Sulošinta koja pargriauna herojų, neleisdama jam nugrimsti į iliuzijas, versdama jį sąmoningai žengti kiekvieną žingsnį. Šanis, tapęs šlubu, buvo priverstas sulėtinti tempą, o sulėtinimas yra stebėjimo pradžia. Kai negali neatsilikti nuo kitų, pradedi matyti, ko jie nepastebi skubėdami. Surjos greitis ir Jamos vikrumas yra nepasiekiami Mandai, bet būtent dėl savo lėtumo Šanis įgyja savybę, kurios neturi kiti dievai, begalinę kantrybę. Jo šlubčiojimas tapo nuolatiniu priminimu apie pykčio kainą ir apie tai, kad bet koks veiksmas, net ir atliktas kilniais ketinimais siekiant apsaugoti motiną, turi pasekmių. Kojos skausmas tapo jo mokytoju, darydamas jo charakterį dar griežtesnį ir abejingesnį. Simbolizmo tyrinėtojai pabrėžia, kad lėtas Saturno metas yra pats baisiausias metas žmogaus ego. Mes bijome ne pačių įvykių, o jų užsitęsusio pobūdžio. Liga, kuri neišnyksta per 3 dienas, nusprendžia laukimas, skolos, kurių gražinimas trunka metus, visa tai patenka į Mandos įtaką. Šani moko mus, kad nėra greito karminio valymo. Likimo girnos mala lėtai, bet užtikrintai. Po incidento su koja Šanis pasikeitė. Iš įniršusio paauglio jis ėmė virsti niūriu išminčiumi. Jis suprato, kad fizinė jėga ir atvira agresija ne jo kelias. Jo ginklas turėjo būti savitvarda. Jis nustojo bandyti pasivyti brolį ar pelnyti tėvo dėmesį. Vietoj to, jis pasinėrė į tylų savo skausmo apmąstymą, paversdamas jį ledinę ramybę.
Čaja, matydama sūnaus kančią, bandė jį paguosti ir gydė jo žaizdas žolelėmis, tačiau visiškai atkurti kojas buvo neįmanoma. Šanis priėmė šią negalią kaip savo likimo dalį. Gana daug pasako tai, kad būtent šis trūkumas vėliau tapo jo privalumu. Kai jis tapo karmos valdovu, jo lėtumas užtikrino, kad joks sprendimas nebūtų priimamas skubotai ir nė viena siela nebūtų baudžiama be kruopštaus visų savo veiksmų ištyrimo. Taigi, rūmose, apleistame saulės, luošas šešėlio sūnus šlubčiojo tuščiais koridoriais, jo sužeistos kojos garsas aidėjo nuo sienų, skelbdamas neišvengiamo likimo žygį, nuo kurio neįmanoma pabėgti, kad ir kaip greitai bėgtum. Šanis išmoko savo pamoką – skubėti tinka tiems, kurie bijo pavėluoti, tačiau amžinybė neskuba. Gyvenimas po vienu stogu su tėvu, kuris niekino pačią jo esmę, ir broliu, kurio priešiškumas buvo atviras, tapo beprasmiu egzistavimu. Šanis, kurio prigimtis nuo pat gimimo buvo linkusi į analizę ir gilų apmąstymą, pradėjo suprasti, kad jo namų sienos tapo kalėjimu. Jį supantis auksas ir prabanga atrodė kaip netikros dekoracijos, slepiančios atstūmimo tuštumą. Vieną vakarą, kai pasaulį apgaubė sutemos, Šanis atėjo į savo motinos kambarį. Čaja, sėdėdama prie lango ir nerimastingai žvelgdama į tamsėjantį horizontą, iš karto pajuto sūnaus pokytį. Jis nebeieškojo paguodos. Jo akys, gilios ir tamsios kaip bedugnė, spindėjo šaltų ryžtų. Mama, tarė jis. Aš nebegaliu būti tik dėmė ant savo tėvo spindesio. Mano buvimas čia tau kelia skausmą, o jam dirginimą. Turiu rasti savo kelią. Kelią, kuris nuves mane į galę, didesnę nei Surjos. Šie žodžiai galėjo pasirodyti įžūlus, tačiau Čaja šešėlis apie paslėptas pasaulio pusės žinojo daugiau nei bet kas kitas. Jis suprato, kad jos sūnus teisus. Likdamas čia, jis amžinai liks luošas, besislepiantis kampuose. Pasitraukęs į nežinomybę, jis turėjo galimybę pasiekti didybę. Motinos širdį draskė baimė dėl savo vaiko, nes pasaulis už rūmų buvo pilnas pavojų, asurų ir stichinių nelaimių, tačiau protas jai sakė, kad tai vienintelė išeitis. Čaja palaimino savo sūnų, bet nepasiuntė jo tiesiog į orą. Kaip išmintinga mokytoja, ji davė jam kryptį. Ji žinojo, kad tik viena jėga visatoje gali pasipriešinti Surjos, mūsų sistemos palaikytojo galiai. Jėga, kuri peržengia gyvenimą ir mirtį, kūrimą ir sunaikinimą. Tai yra didžiojo dievo Mahadevos galia. Čaja patarė Šaniui eiti į šventąjį mišką ir atsidėti griežtai asketizmui, tapasijai, kad nuramintų Šivą. Tik Šiva, jogų ir atstumtųjų globėjas, galėjo suprasti Šanį prigimti ir suteikti jam trokštamą galią. Ši akimirka žymi esminį psichologinį pokytį mūsų herojaus gyvenime. Šanis atmeta aukos vaidmenį. Jis nustoja siekti tėvo meilės, kurios niekada negaus, ir pakeičia ją kompetencijos ir galios troškimu. Tai klasikinis atsiskyrėlio archetipas. Herojus pasitraukia iš visuomenės, iš komforto, kad patirtų nepriteklius ir transformaciją. Šanis suprato, kad jo fizinį silpnumą, šlubčiojimą turi kompensuoti tokia didelė dvasinė stiprybė, kad net žvaigždės lenkėsi prieš jį. Susirinkęs savo menkus daiktus, Šanis nakties priedangoje paliko rūmus. Jis neatsisveikino su savo tėvu ar broliais. Jis netapo nematomas, kaip šešėlis, be garso slystantis per žemę. Jis nusileido iš aukštesniųjų pasaulių į žemę, į mirtingųjų pasaulį, kur kančia ir sunkumai buvo įprasti. Būtent čia, tarp žmonių, jis jautėsi labiau kaip namie nei tarp spindinčių dievų. Jo kelias vedė į šventąjį Kaši miestą, šiuolaikinį Varanasį, kuris nuo seno laikomas Šivos buveinė. Kelionė luošam jaunuoliui, dabar žinomam kaip Šanaičara, buvo nepaprastai sunki. Kiekvienas žingsnis buvo varginantis, skausmas kojoje buvo nuolatinis palydovas, tačiau tai taip pat priminė apie kelionės tikslą. Jis ėjo lėtai, bet niekada nesustojo. Šis lėtumas leido jam apmastyti pasaulį su visomis jo detalėmis. Jis matė, kaip vysta gėlės, trupa uolos, sensta medžiai. Jis sugėrė laiko išmintį, suprasdamas, kad viskas šiame pasaulyje yra laikina ir sunaikinama. Vienatvė tapo jo tikrų draugų. Toli nuo saulėto kiemo intrigų ir spindesio, Šanis pradėjo jausti keistą ramybę. Miškas neteisė jo už deformaciją, akmenys nesityčiojo iš jo šlubčiojimo. Gamta priėmė jį tokį, koks jis buvo, griežtą, tylų ir tvirtą.
Šioje savęs primestoje tremtyje jis pradėjo formuoti savo filosofiją, nešališkumo filosofiją. Jei pasaulis tau žiaurus, turi tapti stipresnis už pasaulį. Pagaliau atvykęs į Kašio apylinkės, Šanis tankiame miške pasirinko nuošalę vietą, kur saulės spinduliai vos lietė žemę. Tai buvo simboliška. Jis statė savo šventyklą ten, kur jo tėvo valdžia buvo minimali. Čia jis ruošėsi didžiausiam savo gyvenimo išbandymui. Radęs nuošalę vietą, paslėptą nuo smalsių akių tankiais krūmais, Šanis pradėjo ruošti ritualų erdvę. Jis nestatė didingos šventyklos ar brangakmenių altoriaus. Jo rankos, įpratusios prie savivalės, o ne prie prabangos, rinko kuklę žemę ir sumaišė ją su Gango vandeniu. Iš šio mišinio jis asmeniškai nulipdė lingamą, šventą Šivos simbolį, įkūnijantį begalinį visatos potencialą. Pastatęs šį paprastą molinį ženklą, Šanis pradėjo savo didžiąją tapasją, asketišką praktiką skirtą nuraminti naikintoją. Pats tapasijos procesas, aprašytas Skandapuranoje, yra daugiau nei malda ar meditacija. Tai visiškas visų kūno ir psichikos išteklių mobilizavimas. Šanis, kurio kūnas jau turėjo luošinimo žymę, užėmė sunkiausią pozą. Jis stovėjo ant vienos kojos. Atsižvelgiant į sužalojimą, patirtą konflikto su jama metu, šiam veiksmui reikėjo milžiniškų, neįtikėtinų valios pastangų. Skausmas sužeistoje galūnėje nė akimirkai neslūgo. Tačiau Šanaičara šį skausmą pavertė susikaupimo objektu. Užuot bėgęs nuo kančios, jis pasinėrė į ją, paversdamas ją savo vidinės ugnies kuru. Metai virto dešimtmečiais, dešimtmečiai, šimtmečiais. Šanis stovėjo nejudėdamas, tarsi nudžiūvęs medis. Jo mityba išgyveno bauginančius pokyčius. Iš pradžių jis maitinosi tik šaknimis ir vaisiais, kurie nukrito šalia jo. Vėliau jis susilaikė nuo kieto maisto, tenkindamasis tik vandeniu ir nukritusiais sausais lapais. Paskutinėje savo asketizmo stadijoje jis net nustojo gerti vandenį, maitindamasis vien oru. Jo kūnas, ir taip plonas nuo gimimo, pradėjo sparčiai džiūti. Oda tvirtai apdengė kaulus, pavirsdama kietu, tamsiu pergamentu. Riebalų ir raumenų sluoksniai išnyko, atidengdami sudėtingą sausgyslių ir skeleto struktūrą. Šanis priminė gyvą mumiją, pačios mirties ir irimo įsikūnijimą. Jo akys buvo giliai įdubusios, bet jose degė nuožmi, šalta ryžto ugnis. Vabzdžiai suko lizdus jo susivėlusiuose plaukuose, vijokliai apvyniojo nejudančias kojas, o miško gyvūnai nustojo jo bijoti, priimdami jį kaip kraštovaizdžio dalį. Jis susiliejo su mišku, ištirpdamas begalinėme laukime. Čia turėtume giliau pasinerti į tapas savoką. Šio žodžio sanskrito šaknis reiškia karštis arba kaitinimas. Kai jogas apriboja savo pojūčius, atsisakydamas maisto judėjimo, energija, kuri paprastai eikvojama sąveikai su išoriniu pasauliu, pradeda kauptis viduje. Neradusi išėjimo, ji virsta vidinę šilumą. Ši šiluma gali pakeisti realybę, ištirpdyti karminius mazgus ir netgi priversti dievus nusileisti iš dangaus. Šani, Surės sūnus, savyje sukūrė energiją, kurios galia prilygsta jo tėvo energijai, bet kurios poliškumas yra visiškai kitoks. Nors Surės spinduliuoja šviesą į išorę, suteikdama gyvybę, Šani sutelkė tamsą ir gravitaciją savyje, įgydamas milžinišką dvasios tankį. Tai nebuvo žaibas, o lėtas, metodiškas suspaudimas. Rytų praktikų tyrinėtojai pastebi, kad Šanis šiuo laikotarpiu veikia kaip pirmojo tikrojo jogo tarp planetų archetipas. Jis įrodo, kad fizinis silpnumas ar negalia nėra kliūtis dvasiniam augimui. Priešingai, kūno apribojimai verčia dvasią ieškoti alternatyvų, tapti vis rafinuotesnė ir stipresnė. Šanaičarai stovint Kaši miške, jį supantis pasaulis keitėsi. Epochos ėjo, karaliai iškilo ir krito, bet asketo figūra išliko nepakitusi. Jo susikaupimas ties Šivos atvaizdų pasiekė tokį intensyvumą, kad jis nustojo suvokti pasaulio dvilypumą. Karštis ir šaltis, malonumas ir skausmas, pagyrimas ir kaltinimas jam nustojo egzistuoti. Liko tik tikslas. Jis troško statuso, kuris padarytų jį nepriklausomą nuo tėvo valios. Jis norėjo tapti jėga, kuriai niekas negalėtų mesti iššūkio. Sukauptos tapas pradėjo daryti įtaką aplinkai. Iš Šanio galvos vainiko ėmė sklisti nematoma šiluma, jaučiama net aukštesnėse sferose. Tai buvo signalas.
Visata visada reaguoja į energijos perteklių vienu metu. Jo ketinimų galia sutrikdė pusiausvyrą. Ir jėga, į kurią jis šaukė tūkstantmečius, pagaliau nukreipė žvilgsnį į jį. Didysis Šiva, amžinai medituojantis Kailašo kalne, pajuto šį kvietimą. Naikintojas negalėjo ignoruoti tokio atsidavimo. Tačiau tai nebuvo vien gailestis ar susižavėjimas jo tvirtumu. Šiva, kurios prigimtis taip pat siejama su asketizmu, atsiribojimu ir transformacija, Šani įžvelgė giminingą sielą. Jis matė būtybę, kuri savanoriškai ištvėrė atstūmimo ir vienatvės pragarą, kad apsivalytų nuo savanaudiškumo ir apmaudo. Šani įrodė esanti pasirengusi priimti dovaną, kuri galėtų sunaikinti nepasiruošusius. Šanaičaras, kurio vokai regis susiliejo su laiku, pajuto, kaip nepakeliamas karštis staiga užleido vietą vėsai. Tačiau tai nebuvo malonus vėjelis. Tai buvo amžinybės vėsa, ledinis absoliučios ramybės alsavimas. Jis sunkiai atmerkė akis. Prieš jį nebuvo nei auksinės vežimo, nei spindinčios šviesos, prie kurios jis buvo pripratęs savo tėvo namuose. Prieš jį stovėjo figūra, įkūnijanti pačią užbaigtumo esmę. Tai buvo Šiva, Mahadev. Panagrinėkime šį vaizdą atidžiau, nes jis čia esminis. Šiva nepasirodė karališkuose drabužiuose. Jis nedėvėjo jokių papuošalų kaip Surja ar Indra. Jo kūnas buvo padengtas pelenais arba fasma. Tai laidotuvių laužų dulkės, priminimas, kad visi materialūs dalykai anksčiau ar vėliau pavirs dulkėmis. Jo plaukai buvo susivėlę, o aplink kaklą buvo apsivyniojusi gyvatė. Jis atrodė kaip pamišęs atsiskyrėlis, kaip žmogus, kuriam nerūpi dangiškosios visuomenės padorumas. Ir būtent todėl jis atėjo. Čia slypi svarbiausias dalykas, norint suprasti to, kas vyksta, esmę. Kodėl Šiva? Kodėl ne Višnu, pasaulio globėjas? Faktas yra tas, kad Šiva yra visų atstumtųjų globėjas. Jis yra jogų, asketų ir tų, kurie gyvena visuomenės pakraščiuose, dievas. Šešėlio sūnuje jis matė giminingą dvasią. Prieš jį stovėjo ne tik saulės dievo palikuonis, bet ir būtybė, kuri savanoriškai atsisakė komforto, savo kūno, visko, kas išoriška, dėl vidinio tikslo. Šiva pažvelgė į šią gyvą mumiją, stovinčią ant vienos kojos, ir, pasak legendos, pajuto gilią pagarbą. Pirmas prabilo naikintojas. Jo balsas buvo ramus ir gilus. Jis pasakė, kad yra patenkintas. Jis patvirtino, kad atšiaurus asketizmas, kurį patyrė jaunuolis, pranoksta net daugelį dievų. Šešėlio sūnus sugebėjo nuraminti tą, kuris pats buvo asketizmo įsikūnijimas. Šiva pasiūlė jam dovaną. Bet kokią dovaną? Ir štai čia nutinka įdomiausias dalykas. Įsivaizduokite save mūsų herojaus vietoje. Jūs stovite ant vienos kojos. Jūs esate luošas. Jūs esate išsekęs iki išsekimo ribos. Jūsų tėvas jūs išvarė. Jūs išdavė jūsų šeimą. Ko paprašytų paprastas žmogus? Grąžinti jūsų koją? Kad padarytumėte jūs gražią? Grąžinti jūsų tėvo meilę? Turtų? Mūsų herojus neprašė nieko iš to. Jo atsakymas atskleidžia, kaip smarkiai pasikeitė jo psichika per tuos metus miške. Jis pažvelgė į Šivą ir tarė maždaug taip: o viešpatie, mano tėvas Surja yra didis. Jo šviesa milžiniška ir viskas priklauso nuo jo. Bet dėl jo didybės aš kentėjau. Noriu tapti tuo, kuris bus aukštesnis už jį savo statusu. Noriu galios, su kuria net jis galėtų atsiskaityti. Duok man vietą šiame pasaulyje, kurios niekas negalėtų užginčyti. Apsvarstykite šį prašymą. Tai ne keršto prašymas, nors jame yra apmaudo užuominų. Tai galios ir struktūros prašymas. Jis suprato vieną paprastą dalyką. Šiame pasaulyje gerbiama tik stiprybė ir neišvengiamybė. Jis nenorėjo, kad tėvas jį mylėtų iš gailesčio. Jis norėjo, kad tėvas jį gerbtų iš baimės ir būtinybės. Jis prašė būti paskirtas svarbiausia figūra planetų hierarchijoje. Šiva nusišypsojo. Jam patiko šis įžūlumas. Asketo prašyme jis įžvelgė neįžeisto vaiko užgaidą, o norą imtis purvino darbo.
Visą tai reikėjo žmogaus, kuris ne tik duotų šviesą ir šilumą, kaip Surja, bet ir žmogaus, kuris laikytų save atsakingu. Kažkas turėjo būti bloguoju policininku, kažkas turėjo juos apriboti, nubausti ir priversti užaugti. O šiam vaidmeniui tobulai tiko žmogus, kuris pats išgyveno vienatvės pragarą. Mahadeva sutiko. Jis tarė, tebūnie. Nuo šiol tu būsi viena iš planetų, bet būsi ir vyriausiasis tarp jų. Tu būsi žinomas kaip Šanaičara, lėtasis keliautojas. Tavo žvilgsnis įkvėps pagarbę baimę net manyje. Tu tapsi dharmos sergėtojų ir karmos arbitru. Nei devoms, nei asuroms, nei žmonėms nepavyks išvengti tavo teismo. Net tavo tėvas, didžioji saulė, bus priverstas paklusti tavo mėnesinėms. Tai buvo triumfo akimirka. Stovėdamas Kaši miške tarp sausų lapų, luošas tremtinys gavo vyriausiojo visatos teisėjo pareigas. Šiva suteikė jam galių, dėl kurių Šanaičara buvo praktiškai nepateisinama. Jis tapo įstatymu. Ta akimirka Šanis gimė kaip Graha. Turėtume atidžiai apsvarstyti patį terminą Graha. Šiuolaikinėje populiariojoje astronomijoje esame įpratę šį žodį versti tiesiog kaip planeta. Tačiau sanskrito kalboje, kurioje kiekvienas žodis tiksliai apibūdina objekto funkciją, šaknis Graha reiškia užgrobti, laikyti, užgrobti ar valdyti. Taigi, Graha nėra tiesiog dangaus kūnas, skriejantis kosmose. Tai kosminis įsibrovėlis. Tai jėga, kuri užgrobia gyvos būtybės sąmonę ir laiko ją griežtuose konkrečių karminių aplinkybių rėmuose. Suteikdamas šį statusą Šanaičarai, Šiva iš esmės įteikė jam raktus į kalėjimą, kuriame merdi sąlygota siela. Nors kitos planetos gali suteikti talentų, pavyzdžiui, Budha, Merkurijus, arba materialių malonumų, pavyzdžiui, Šukra, Venera, Saturno funkcija yra visiškai kitokia. Jis tampa pagrindinė Graha, ta, kuri mus užgrobia, kad priverstų sumokėti kainą. Jo gniaužtai už tai yra stipriausi ir išsivaduoti per anksti neišmokus pamokos neįmanoma. Šis paskirimas pavertė jį savotišku aukščiausiojų dangiškosios penitencinės sistemos prižiūrėtojų. Įdomu tai, kad būtent tuo metu Šiva suteikė Šešėlio sūnui titulą, kuris iškėlė jį aukščiau už kitas planetinės dievybės. Jis pavadino jį Šanišvara. Priesaga Išvara dažniausiai taikoma aukščiausiams dievybėms, dažniausiai pačiam Šivai, ir reiškia viešpats arba valdovas. Gavęs Šanišvaros vardą, buvęs tremtinys iš esmės tapo Šivos vietininku materialioje visatoje. Tai unikalus atvejis Vedų panteone, kai planetinė dievybė pasiekė Mahadevai prilygstantį statusą likimo valdymo aspekte. Kartu su titulu Šanišvara gavo savo garsiuosius atributus, kuriuos matome tradiciniuose atvaizduose ir murti. Šiva davė jam dandą, bausmės lazdą. Tai ne karo ginklas kaip lankas ar kardas, o teisėjo įrankis, vykdomosios valdžios simbolis, leidžiantis įvykdyti bausmę. Jo drabužiai tapo tamsiai mėlyni arba juodi, simbolizuojantys naktinio dangaus begalybę, šaltį ir visišką atsiribojimą nuo pasaulietinės tuštybės. Jam buvo pasiūlytas varnas arba grifas kaip jo vahana arba žirgas. Tokios transporto priemonės pasirinkimas yra labai simboliškas. Šie paukščiai, mintantys dvėseliena, gamtoje atlieka gyvybiškai svarbią sanitarinę funkciją, apvalydami pasaulį nuo pūvančios mėsos. Panašiai Šanaičara apvalo mūsų sielas nuo pūvančių praeities karmos, pasenusių prisirišimų ir iliuzijų liekanų. Jis yra Sansaros miško tvarkytojas. Ten, kur kiti nusigręžia nuo purvo ir irimo, jis mato darbą, kurį reikia atlikti. Šanaičaros patvirtinimas kaip Graha buvo lydimas naujos jo orbitos nustatymo. Kaip ir buvo prognozuota, jis apsigyveno tolimiausiuose matomos Saulės sistemos kampeliuose. Tai nebuvo atsitiktinumas. Kuo toliau planeta nuo Saulės, tuo lėčiau ji juda ir tuo šaltesnė jos prigimtis. Šanaičara, tapęs ribų valdovu, dabar apibrėžia mūsų realybės ribas. Už jo orbitos karaliavo chaosas ir netikrumas. Jis tapo sargu, neleisdamas sielai palikti sistemos, kol ji nepasieks brandos. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas galioms, kurias Šiva delegavo savo naujajam tarnui. Šanaičaros valdžia buvo paskelbta absoliučia. Niekas nebuvo apsaugotas nuo jo žvilgsnio. Mitologijoje dievai paprastai stovi virš įstatymų, kuriuos jie rašo žmonijai.
Tačiau Saturno atveju taisyklė pasikeitė. Indradevas, dievų karalius, kiti grahai ir net pats Trimurti, Brahma, Višnu, Šiva savo žemiškose įsikūnijimuose sutiko paklusti laiko ciklams. Tai buvo precedento neturinti likimo demokratija. Prieš karmos dėsnį visi yra lygus, nuo mažiausios skruzdėlės iki visatos kūrėjo. Šanaičara priėmė šias dovanas su jam būdingu lediniu ramumu. Jis nesidžiaugė, nekėlė puotų, nekvietė svečių pasigirti savo naujomis pareigomis. Jis tiesiog prisėmė atsakomybę kaip sunku apsiaustą. Jo šlubčiojimas, kadaise buvęs pajuokos objektų Surijos rūmuose, dabar tapo neišvengiamybės simboliu. Jis juda lėtai, bet nuo jo nepabėgsi. Tapęs graha, jis nustojo būti tiesiog skriaudžiamas Surijos ir Čajos sūnus. Jis tapo besmeniu principu, tobulų mechanizmų, kuris veikia be jokių trikdžių ar gailesčio. Įgavęs savo galias ir užėmęs vietą tolimiausioje ledinėje orbitoje, Šanaičara nedvejodamas paskelbė savo principus. Naujasis likimo arbitras iš karto aiškiai pasakė visų 3 pasaulių gyventojams, kad kompromisų ir nepotizmo era baigėsi. Jo rankose ilsėjosi Danda, ta pati bausmės lazda, kurią skyrė Šiva. Tačiau turėtume atidžiau pažvelgti į šį atributą, nes Šešėlio sūnaus rankose jis įgijo labai ypatingą reikšmę. Tai ne plėšiko lazda, bet odairiškai viską daužanti, nei karaliaus skeptras tarnaujantis tik kaip dekoracija. Šanaičaros rankose esanti Danda yra chirurginis instrumentas. Kai ši lazda nusileidžia ant žmogaus ar dievo likimo, jis smogia ne į kūną, o į ego. Skausmingas sukrėtimas, kurį siela patiria Saturno periodais, kyla būtent dėl to, kad Šanaičara nupjauna viską, kas nereikalinga, dirbtina ir netikra. Jis elgiasi kaip skulptorius, kuris marmuro luite pamato šedevrą ir negailestingai nuskaldo akmens gabalus, trukdančius jam atsiskleisti. Mes dažnai verkiame iš skausmo, kai prarandame pinigus, statusą ar santykius, nesuvokdami, kad Šanaichara tiesiog pašalina šiukšles, kurias klaidingai pradėjome laikyti savo dalimi. Tekstuose dažnai minima, kad Šanaičara prisiekė siaubingą absoliutaus nešališkumo priesaiką. Jis pareiškė, kad jam nebus jokių šeimos ryšių ar draugiškų ryšių. Šis pareiškimas sukėlė nemažą ažiotažą dangiškojoje tarnyboje. Dievai buvo įpratę, kad jų statusas garantuoja jiems imunitetą. Indradevas galėjo klysti, žinodamas, kad jo, kaip dievų karaliaus, padėtis sušvelnins pasekmes. Tačiau Šanaičara sulaužė šią tradiciją. Jis pasakė, mano akimis, karalius lygus Elgetai. Jei karalius padarys neteisybę, jis sumokės tokią pačią kainą, kaip ir jos žemiausias tarnas. O gal net daugiau, nes jis bus laikomas atsakingu, būtent ši nepaperkamumo savybė daro Šanaičarą baisiausią figūrą panteone. Vedų kultūros tyrinėtojai teisingai pastebi, kad kitus dievus galima nuraminti gėlėmis, himnais ar saldžiais žodžiais. Galima prašyti Višnu pasigailėjimo, o Šivą galima sužavėti nuoširdžiu atsidavimu. Su Saturnu neįmanoma derėtis. Jis yra dangiškasis buhalteris, kuris tiesiog subalansuoja knygas. Jei esate skolingi visą tai, sumokėsite. Ašaros, prašymai ar bandymai papirkti čia nepadės. Tai sukuria žiaurus Dievo įvaizdį, bet jei pagalvoji, tai aukščiausia meilės forma, meilė, kuri neleidžia savo meilės objektui nebaudžiamai žeminti savo statuso. Daugelis klaidingai mano, kad Šanaičara mėgaujasi gyvų būtybių kančiomis. Tai gilus klaidingas supratimas, besiribojantis su šmeižtu. Jo žvilgsnis žemyn kupinas ne piktnaudžiavimo, o šimtmečių senumo nuovargio ir atsakomybės naštos. Jis vienintelis išdrįsta mums pasakyti tiesą apie mus pačius. Kai ateina jo mėnesinės, visos kaukės nuplėšiamos. Draugai, kurie buvo su jumis tik dėl pelno, dingsta. Apgaule paremti projektai griūva. Sveikata, kurią apleidote, žlunga. Šanaičara verčia mus pažvelgti į realybės veidrodį. Ir tai, ką ten matome, dažnai mums nepatinka. Kaltiname veidrodį, nors jis atspindi tik esmę. Jo įrankis, varnas, taip pat yra šios filosofijos dalis. Varnas yra išmintingas paukštis, ilgaamžis ir gebantis pajusti anapusinio pasaulio praeitį. Varnas neniekina jokio maisto, jis perdirba tai, kas jau atgyveno. Panašiai ir Šanaičara sunaudoja mūsų neigiamą karmą. Jis imasi purviniausio darbo visatoje, tvarkydamas mūsų blogų darbų pasekmes.
Tai purvina, nedėkinga, bet gyvybiškai reikalinga funkcija. Be jo pasaulis skęstų iliuzijose ir nebaudžiamumo liūdesyje, grimzdamas į chaosą. Šanaičara savo auklėjimo metodą vadina karteisiais vaistais. Niekas negeria karčiųjų vaistų dėl malonumo. Jie geria juos, kad išgydytų. Šios grahos įtakos laikotarpiai yra intensyvios sielos terapijos metas. Taip, tai nemalonu. Taip, tai riboja mūsų laisvę. Tačiau būtent šiais laikotarpiais vyksta sparčiausias dvasinis augimas. Šanaičara moko mus nuolankumo, savybės, kurios neįmanoma pasiekti, kai viskas klostosi gerai. Tik praradęs paramą išorinėme pasaulyje, žmogus pradeda ieškoti paramos savyje, savo dvasioje. Pradėję eiti pareigas, Senteni nedelsdamas nustatė griežtas taisyklės. Jis suskirstė kiekvienos būtybės gyvenimą į ciklus ir kiekviename cikle skyrė laiką išbandymui, egzaminui. Niekas negali praleisti šio egzamino. Galite praleisti kitų planetų dėstomus užsiėmimus, ignoruoti Jupiterio išmintį arba atmesti Veneros meilę. Tačiau kai Šanaičara įeina į klasę su lankomumo sąrašu ir savo dandą, visi atsistoja. Dienos valdovas, viso gyvenimo šaltinis, Surya tęsė savo amžiną skrydį per dangaus skliautą, nė akimirkai neabejodamas savo padėties neliečiamybę. Jo spindinčioje sąmonėje įpratusioje matyti tik šviesą ir garbinimą, praeities įvykiai, tamsaus sūnaus gimimas, žmonos pakeitimo skandalas ir Šani išvykimas į miškus, pamažu tapo tik blankiais prisiminimais. Saulė iš prigimties gyvena dabartimi, degindama praeitį savo branduolinės sintezės krosnyje. Surya tikėjo, kad tremtinys arba žuvo dykvietėje, nepajėgdamas pakęsti atšiauraus asketizmo, arba velkasi apgailėtiną atsiskyrėlio egzistenciją, nekeldamas jokios grėsmės Saulės sostui. Tačiau dangaus ramybę sutrikdė reiškinys, kurio anksčiau nematė nei dievai, nei demonai. Horizonte, kur paprastai tvyrojo skaidrus eterio skaidrumas, pasirodė tankus, tirštas šešėlis. Tai nebuvo nei perkūnijos debesis, nei aukojimo laužų dūmai. Didžiulė, sunki masė, turinti savo gravitaciją, artėjo prie Surijos karalystės. 7 arklių traukiamas Surijos vežimas staiga sulėtėjo. Gyvūnai, jautresni subtilaus pasaulio pokyčiams nei jų raiteliai, pradėjo knarkti ir atsitraukti, atsisakydami judėti į priekį. Iš šios besikaupiančios tamsos ant vežimo, kurį traukė niūrūs grifai, išniro figūra. Tai buvo Šanaičara. Bet neluošas jaunuolis, palikęs namus, slėpęs akis. Dabar Šanišvara, paties Šivos galia apdovanotas valdovas, stovėjo priešai savo tėvą. Jo kūnas, juodas kaip bežvaigždė erdvė, sugėrė ledinę amžinybės ramybę, o rankoje jis laikė dandą, neišvengiamos bausmės lazdą. Pamatęs savo sūnų, Surya iš pradžių pajuto savo įprasto pykčio blyksnį. Jo pasididžiavimas, išpūstas tūkstantmečių garbinimo, neleido jam iš karto įvertinti pokyčių masto. Jis sušuko, reikalaudamas, kad jo nesantuokinis sūnus pasitrauktų iš jo kelio ir nedrįstų užtemdyti planetų karaliaus spindesio. Saulės dievas bandė padidinti savo karštį, kad sudegintų įžūlųjį, kaip buvo daręs su kiekviena kliūtimi anksčiau. Tačiau nutiko kažkas, kas amžiams pakeitė jėgų pusiausvyrą Saulės sistemoje. Šanaičara nepajudėjo. Jis tiesiog pakėlė žvilgsnį, tą patį, kuris kažkada buvo pritemdęs jo tėvo šviesą jam gimstant. Tačiau dabar tą žvilgsnį sustiprino tapasios galia ir grahos autoritetas. Surya su siaubu atrado, kad jos svilinantis karštis nepakenkė sūnui. Šanaičaros tamsa visiškai prarijo šviesą. Be to, Surya pajuto, kaip jo paties jėgos pradeda silpti. Jo karūna aptemo, rankos susilpnėjo, o nepakeliamas spindesys užleido vietą neramioms prieblandoms. Tai buvo pirmojo istorijoje užtemimo akimirka. Mitologiškai tai apibūdinama kaip sūnaus triumfas prieš tėvą. Astronomiškai stebime reiškinį, kai su Saturnu susijęs šešėlinis planeta arba karminis mazgas užstoja šviesulį. Surya atsidūrė spąstuose. Įpratęs būti dėmesio centre, jis staiga tapo priklausomu objektu. Šanaičara, pasinaudodamas savo gale viršyti ribas ir apribojimus, tiesioginė prasme suėmė Saulės dievą. Jis pademonstravo, kad net šviesos šaltinis turi savo ribas ir yra pavaldus visuotiniam atpildo dėsniui. Šioje konfrontacijoje nebuvo jokių kardų susidūrimų ar įniršio šūksnių. Tai buvo valios ir statuso kova.
Surja suprato, kad prieš jį stovi ne tik jo vaikas, bet ir būtybė lygi ir netgi pranašesnė už jį savo nuovoką. Šanaičara pareiškė savo tėvui, kad nuo šiol jo Surjos judėjimas taip pat bus pavaldus laiko ciklui ir kad jis, kaip ir bet kuri kita būtybė, bus atsakingas už savo veiksmus, įskaitant savo išdidumą ir žiaurų elgesį su Čaja. Sulaužytas ir paralyžiuotas Surja buvo priverstas pripažinti pralaimėjimą. Tai buvo jo ego žlugimas, bet ir dvasinio nušvitimo akimirka. Jis matė savo sūnuje ne deformaciją, o įstatymo didybę. Tėvas nulenkė galvą prieš savo sūnų. Skandapuranoje pasakojama, kad Surja gyrė Šanaičarą, pripažindamas jo, kaip karma bhala datos, karmos vaisių davėjo statusą. Jis palaimino savo sūnų, sakydamas, kad be jo tamsos šviesa neturėtų gylio, o be jo griežtumo visata būtų chaotiška, atlaidži vieta. Jų santykiai buvo atkurti, bet visiškai kitomis sąlygomis. Tai nebuvo sentimentalus susitaikymas su apkabinimais. Tai buvo diplomatinės lygybės įtvirtinimas. Surja pripažino Šanaičaros autonomiją ir autoritetą. Šešėlis tapo lygiaverčiu šviesos partneriu. Nuo tada vedų astrologijoje Saulės ir Saturno padėtys horoskope buvo laikomos dviejų karalių sąveika. Vienas valdo gyvųjų ir manifestuotų daiktų pasaulį, kitas valdo paslėptus procesus, laiką ir gyvenimo ciklo užbaigimą. Šanaičara, gavęs tėvo pripažinimą, jis pasitraukė, leisdamas Saulės vežimui tęsti savo kelionę. Užtemimas baigėsi ir šviesa vėl užliejo pasaulius, bet ši šviesa buvo kitokia. Jis išsiugdė pagarbą šešėliui. Surja suprato, kad jo galia nėra beribė ir kad tolimiausiuose sistemos kampeliuose yra sargas, stebintis kiekvieną jo spindulį. Mums šis epizodas yra galinga Edipo konflikto pabaigos alegorija. Sūnus nugali savo tėvą ne tam, kad jį sunaikintų, o tam, kad įrodytų savo kompetenciją ir teisę egzistuoti. Šanaičara neužėmė Surjos vietos, jis užėmė savo vietą, kuri pasirodė esanti ne mažiau svarbi. Jis įrodė, kad būti lėtam, tamsiam ir sunkiam nėra prakeiksmas, o būtina funkcija, padedanti išlaikyti visos visatos struktūros pusiausvyrą. Sudaręs lygybę su savo tėvu ir užėmęs savo teisėtą vietą hierarchijoje, Šanaičara nukreipė griežtą žvilgsnį į žmonių pasaulį. Jei dievai, turintys nemirtingumą ir galią, yra priversti nulenkti galvas prieš jo įstatymą, tai ką galima pasakyti apie mirtinguosius, kurių gyvenimo trukmė trumpa, o atmintis silpna? Žmonėms Šanaičaros įtaka pasireiškia ypatingų, pagarbę baimę keliančių astrologinių laikotarpių, žinomų kaip sadesati. Šis terminas gana proziškai verčiamas kaip 7,5 metų. Tai Saturno tranzito per pagrindinius taškus žmogaus gimimo horoskope, per namą, kuriame yra mėnulis, ir per prieš jį esančius bei vėlesnius namus trukmė. Atsižvelgiant į tai, kad visas Saturno ciklas trunka maždaug 30 metų, kiekvienas iš mūsų šį laikotarpį patiriame 2 ar 3 kartus per savo gyvenimą. Populiarioje vaizduotėje sadesati gaubia mistinis siaubas, tačiau tradicijų tyrinėtojui šis laikas yra ne tiek bausmė, kiek intensyvus studijų kursas, sielos brandos išbandymas. Kad geriau iliustruotume šios įtakos pobūdį, atsigręžkime į klasikinės legendas. Viena iliustratyviausių yra didžiojo karaliaus Vikramaditijos, Udžaino valdovo istorija. Šis monarchas garsėjo savo išmintimi, tačiau net ir jis nebuvo apsaugotas nuo puikybės. Pasak legendos, vieną dieną Vikramaditijos dvare kilo ginčas, kuris iš grahų buvo galingiausias. Dvaro panditai gyrė Jupiterio kilnumą, Saulės spindesį ir Veneros grožį. Kai pokalbis pasisuko apie Saturną, daugelis apie jį kalbėjo su panieka. Vikramaditija, pasidavęs bendrai nuotaikai, neapgalvotai pareiškė, kad nenori tokio sūnaus kaip Šanaičara, nes jis atneša tik nelaimę. Ta pačią akimirką salėje pasirodė pats Šanaičara. Jis ramiai tarė, jūs žinote mano žiaurumą, bet nežinote mano stiprybės, įžeidei mane viešai, o dabar žinosi, ką reiškia būti mano žvilgsnyje. Taip prasidėjo sadesati karaliui. Netrukus Vikramaditija, persekiojamas iliuzijų ir nelaimių, prarado karalystę, buvo apkaltintas vagyste, kurios nepadarė ir vietos valdovo įsakymų jam buvo amputuotos rankos ir kojos. Didysis karalius tapo luošas, suko girnų akmenį aliejaus malūne. Tik pasibaigus bandomajam laikotarpiui ir pasididžiavimui užleidus vietą nuolankumui, Šanaičara atkūrė savo kūną ir sostą.
Dar gilesnę filosofinę prasmę perteikė karaliaus Hariščandros, žinomo dėl savo absoliutaus atsidavimo tiesai, Satijos istorija. Beje, ši istorija yra prieinama mūsų kanale, ji vadinasi Siaubinga vieno neatsargaus žodžio kaina. Leiskite man trumpai papasakoti apie ją. Čia karmos mechanizmas buvo sudėtingesnis. Viskas prasidėjo nuo didžiųjų dviejų išminčių Vasištvos ir Višvamitros diskusijų. Vasištvos teigia, kad nėra nieko teisesnio už Hariščandrą, o Višvamitra prisiekė priversti karalių išsižadėti tiesos ir sulaužyti savo žodį. Tačiau net galingasis Višvamitra negalėjo tiesiog sugriauti teisuolio likimo. Jam reikėjo tinkamo momento, kai karaliaus gynyba susilpnėtų. Ir tas momentas atėjo prasidėjus Sadesati laikotarpiui. Šanaičara čia veikė ne kaip tiesioginis kankintojas, o kaip nešališkas testamento vykdytojas, sudarantis sąlygas išbandymui. Sunkaus Saturno žvilgsnio metu aplinkybė susiklostė taip, kad Hariščandra atidavė savo karalystę Višvamitrai, o tada, norėdamas sumokėti ritualinę dakšiną, auką, buvo priverstas parduoti savo žmoną, sūnų ir save į vergiją. Karalius atsidūrė pačioje socialinių laiptų apačioje. Jis tapo Čandalos, kremavimo vietos Varanasoje prižiūrėtojo, padėjėju. Jo likimas tapo lavonų deginimas ir mirusiųjų drabužių surinkimas. Kulminacija atėjo, kai jo žmona atnešė jų sūnaus, mirusio nuo gyvatės įkandimo, kūną į laužą. Ji neturėjo pinigų sumokėti laidotuvių išlaidų. Hariščandra, atpažinęs verkiančią moterį kaip savo žmoną, o mirusį vyrą kaip įpėdinį, vos neteko sąmonės iš sielvarto. Tačiau dharma, įstatymas, griežtai vykdomas nematomosios Šanaičaros, reikalavo pareigų vykdymo. Įveikdamas asmeninį skausmą, karalius pareikalavo atlygio iš jos seno sario gabalėlio. Ta akimirka išbandymas baigėsi. Višvamitra pripažino pralaimėjimą, o Šanaičara, patenkinęs didvyrio tvirtumu, jis atsisakė savo įtakos. Jo sūnus buvo prikeltas gyvenimui, o karalystė atkurta. Šis istorija demonstruoja esminį principą. Šanaičara yra jėga, leidžianti pasireikšti mūsų tikrajai esybei. Ji pašalina komforto spąstus, kad patikrintų pamato tvirtumą. Analizuodami šias istorijas matome, kad Sadesati laikotarpis yra globalus asmenybės pertvarkymas. Psichologai galėtų tai pavadinti vidurio amžiaus krize arba egzistenciniu lūžio tašku, tačiau mastas yra daug didesnis. Šanaičara veikia kaip griežtas chirurgas. Ji mato, kur mūsų siela pernelyg prisirišo prie materijos, kur pradėjome painioti save su savo daiktais ar socialiniais vaidmenimis. Ir ji pradeda pjauti. Skauda. Mes rėkiame, priešinamės, bandome ją nuraminti ritualais, bet ji negailestinga. Kodėl 7,5 metų? Šis laikas būtinas visiškam įpročių ir sąmonės transformavimui. Greitos pamokos greitai pamirštamos, ilgalaikiai sunkumai amžiams pakeičia asmenybės struktūrą. Per šiuos metus viskas, kas netikra, išnyksta. Griūva santuokos, pastatytos ant melo, griūva karjeros, pastatytos ant intrigų, išeina netikri draugai. Žmogus atsiduria vakuume, bet būtent šioje tuštumoje gimsta tikroji išmintis. Šanaičara moko mus, kad niekas šiame pasaulyje mums nepriklauso, net mūsų kūnai. Esame tik laikini prižiūrėtojai, ir kai priimame šią tiesą, kai nustojame kabintis į iliuzijas, Saturno spaudimas atslūgsta. Jis nustoja būti tironu ir tampa išmintingu mentoriumi, vedančiu mus už rankos per nežinojimo tamsą į sąmoningumo šviesą. Vikrama vaikas ir Hariščandra išėjo iš savo išbandymų kaip didžiausi valdovai, nes jų ego sudegė kančios ugnyje, palikdami tik gryną dvasios auksą. Tai paradoksali šešėlio sūnaus gailestingumas. Jis laužo kaulus, kad įtvirtintų sielą. Baigęs pamoką su žemiškais karaliais, Šanaičara neišvengiamai atsitraukė nuo šilumos ir šviesos, grįždamas į savo tikrąją buveinę. Mes sekėme jo kelią nuo atstumto kūdikio iki aukščiausiojo teisėjo ir dabar matome jį ten, kur jam buvo lemta būti, pačiame kūrinijos pakraštyje. Senovės kosmologijoje jo orbita buvo laikoma paskutiniu realybės užkampiu. Už jos plyti tik ledinė bedugnė ir amžina tyla. Ir būtent čia, ant nebūties ribos, šešėlio sūnus išlaiko savo begalinį budėjimą. Jo atstumas nuo tėvo, spindinčiojo Surijos, nebeatrodo kaip tremtis. Dabar tai atrodo kaip sąmoningas pasirinkimas.
Norint laikytis įstatymų, reikia būti laisvam nuo aistros. Šanaičara žvelgia į tolimą mažytę saulę iš ledinio pakraščio ir jo žvilgsnis atskleidžia tragišką grožį. Jis saugo šviesą, likdamas tamsoje. Jis pasirinko vienatvę, būti vienintelis, kurio negalima papirkti meilę ar gailesčiu. Jo žiedai, ši ledo ir dulkių karūna, yra daugiau nei fizinis reiškinys. Jie yra sustingęs laikas. Tai ribos, kurias jis nubrėžia aplink mūsų trapų pasaulį. Mes dažnai jį keikiame už jo griežtumą, nesuvokdami, kad būtent jo šaltas apkabinimas neleidžia visatai subyrėti į chaosą. Jis yra griežtas kūrinijos skeletas, ant kurio laikosi visas šiltas ir minkštas gyvenimo kūnas. Be jo standumo nebūtų formos, be jo šešėlio niekada nematytume šviesos gelmių. Jis tęsia savo kelią, pateisindamas vardą Manda lėtasis. Jo judesiuose nėra jokio triukšmo, nes jis – amžinybės dvelksmas. Kur skubėti tam, kuris žino kiekvienos istorijos pabaigą? Jis matė žvaigždžių gimimą ir matys jų blėstimą. Šanaičara – melancholiškas kosmoso poetas, rašantis savo eiles ne rašalų, o likimais. Jis vienintelis lieka su mumis, kai baigėsi gyvenimo šventė, kai užgęsta scenos šviesos ir nukrenta kaukės. Kiti dievai gali mums žadėti amžiną pavasarį, bet Šanaičara yra sąžiningas iki galo. Jis tyliai primena mums apie irimo grožį, tylos išmintį ir tai, kad viskas, kas turi pradžią, neišvengiamai baigsis. Tai baugu, bet tai aukščiausia tiesa. Jis atima iš mūsų visa, kas nereikalinga, visa, kas paviršutiniška, palikdamas tik tai, kas mes iš tikrųjų esame – siela, nuoga amžinybės akivaizdoje. Ir dabar, šią akimirką, kai mes kalbame, jis plaukia per juodą tuštumą savo vežime, traukiamas tylių paukščių. Vienišas sargas, nesuprastas ir bauginantis, jis laiko raktus į mūsų likimus. Jo budėjimas niekada nesibaigs. Jis yra būtina tamsa, kuri daro šviesą brangę. Jis yra Šanaičara, tas, kuris myli šį pasaulį tiek, kad yra su juo griežtas. Ir šioje didžiulėje, šaltoje savo melo vienatvėje skverianti meilė, kokiai tik visata pajėgi. Iki kito karto, mieli draugai.